Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinas Jaunimo naujienos. Norėčiau padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie paremėte Jaunimo naujienų anketą Patreon platformoje, tapdami Jaunimo naujienų laidos siekiais Patreone ir pervesdami lėšas tiesioginiu bankiniu pavedimu į banko sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį auka. Nuorodas, kur galima prisidėti finansiškai prie laidų kūrimo, paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Šią savaitę netruko svarbių įvykių. Visai neseniai, kai vyko Mažeikiuose susitikimas su Remigiju Žemaitaičiu, uždaviau jam klausimą, kokia atsakomybė gali laukti anonimo, kuris organizavo menamą kelionę Remigijui Žemaitaičiui Jungtinės Amerikos valstijas, nes anonimas teikė suklastotus dokumentus ir taip toliau. O Remigijus Žemaitaitis atsakė, kad tyrimas yra pradėtas. Pasižiūrim. Labą dieną, Kęstutis Jočeris, Jaunimo naujienos. Aš norėčiau pasiteirauti jūsų, dabar čia labai nuskambėjo, buvo ta jūsų išvyka į Jungtinės Amerikos valstijas. Neišvykau. Jo, neišvykot, bet iš vienos pusės jūs atakuoja, čia pradėjo tyrimus, pradėjo etikos komisija ir čia, žodžiu, jau nori ten konservatoriai eilinį kartą apkaltą organizuoti. Tai man dabar įdomu iš kitos pusės, pavyzdžiui, anonimo atsakomybė. Taigi jis ir dokumentus klastojo, tai ir jis apgaudinėjo ir taip toliau. Tai vat, kokia jūsų nuomonė, kita medalio pusė, ar jis neturėtų susilaukti atsakomybės? Tai atsakymas yra taip, ikiteisminis tyrimas yra pradėtas, policija tyrimą vykdo, dokumentus, aš kompą jiems atiduodu, viską jiems duosiu, kad jie ištirtų ir, tegu patampo, žinai, hebra. Na ir kovo 28 dieną žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi, kas Nemuno aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui pateikė suklastotus lėktuvo bilietus kelionį į Niujorką. Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatant atsakomybę už netikrų ar suklastotų pašto ženklų, važiavimo ar kitokių bilietų, banderolių ar kitokių oficialių žymėjimo ženklų pagaminimą, laikymą ar realizavimą. Tas, kas pagamino, laikė ar realizavo netikrus ar suklastotus pašto ženklus, važiavimo ar kitokius bilietus, banderolės ar kitus oficialius žymėjimo ženklus, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda arba laisvės apribojimu arba areštu arba laisvės atėmimu iki 2 metų. Taigi, atsakomybė anonimo gali laukti nemenka. Aišku, jei jis bus surastas ir aišku, jei bus nubaustas. Tyrėjams reiktų pabendrauti su žiniasklaida, nes jei jis mielai dalina komentarus, tad jį surasti nebūtų labai sunku, jei norėtų tai padaryti. Artėjant protestui prieš nekilnojamo turto mokestį, žiniasklaidoje gali pamatyti vis daugiau absurdiškų dalykų. Štai Delfi melo detektorius demaskuoja melus, nors nekilnojamasis turtas Lietuvoje apmokestinamas jau ne vienus metus, planuojami mokesčio pakeitimai kelia dalies gyventojų pasipiktinimą. Kai kurie iš jų bando remtis į Konstitucijos 23 straipsnį, kuris nustato, kad nuosavybė neliečiama. Vis dėlto melo detektorius apžvelgia, kodėl tai klaidingas Konstitucijos interpretavimas. Tai Konstitucijos aiškinimui nebereikia jau konstitucinio teismo, taip pat nebereikia realiai neteisės baigti. Konstitucijos aiškinimai nuo šiol užsiims Delfi melo detektorius. Lietuvoje sisteminėje žiniasklaidoje rasite viską. Konstitucijos aiškinimą, naujienas apie Siegel, Stano išaiškinimą apie visatos paslaptis ir tinkamiausią horoskopą. Viskas vienoje vietoje, patogu, naudinga ir praktiška. Kitas pavyzdys – Romo Sadausko Kvietkevičiaus komentaras. Valdančiosios daugumos partijoms už uždarų durų sutarus dėl esminių mokesčių sistemos pakeitimų, pilietinė visuomenė ir interesų grupės pasijuto ignoruojamas. Bet būtent todėl tikėtina, kad šį kartą reformą iš tikrųjų pavyks patvirtinti Seime ir įgyvendinti. Tai žodžiu, nesvarbu, visuomenė nepatenkinta, žmonėms tas mokytis visai nenaudingas, tačiau tas gerai. Bus lengviau jį įvesti susitarus už uždarų durų. Tai galų gale, ką tie politikai atstovauja, jei ne žmonės, kažkoks kosmosas. Judame toliau. Pabradės poligone įvyko skaudi nelaimė, kuriame dingo 4 Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Informacijos apie tai yra labai daug. Tad trumpai naujausios žinios, kurios yra pateiktos žiniasklaidoje. Narams pavyko užkabinti lynų Pabradės poligone nuskendusi šarvuotį, patvirtino gynybos štabo viršininkas Remigijus Baltrėnas. Visgi anot jo prieš pradedant traukimo darbus už karinės transporto priemonės bus bandoma prikabinti ir antrąjį lyną. Na ir Vilniuje daugėja vėliavų. Reaguodami atnaujintas Izraelio karinės operacijas Gazos ruože, palestiniečius palaikantis aktyvistai šeštadienį Vilniaus centre surengė solidarumo su Palestinos žmonėmis protesto eiseną. Izraelio prezidentas, kaip ir Vladimiras Putinas, yra ieškomas karo nusikaltėlis. Lietuvos viešojoje erdvėje tai visiškai neatspindi. Protesto metu kalbėjo Andrius Mažeika. Tai, ką matome Lietuvos medijų
medijoje tai vien tik Izraelio propaganda, tvirtino jis. Po šio pasisakymo Andriaus Mažeikos iniciatyva protestuotojai skandavo LRT ir Panorama Izraelio propaganda. O dabar pasiekime rubriką. Top 3 savaitės komentarai. Trečioji vieta. Po vaizdo įrašų sukurta peticija dėl teisės grąžinimo Vytautui Jobraičiui dirbti akušerių ginekologų. Idealelija pakomentavo: peticiją pasirašiau 27 dieną ir kitus kviečiu pasirašyti. Gydytojo Jobraičio dėka daug vaikučių išvydo pasaulį, o daugelis galėjo ir neišvysti. Mamos tėveliai turi dėkoti ir palaikyti, o jaunimo naujienoms dėkui už nebejingumą. Antroji vieta. Šią savaitę kėlėm vaizdo įrašą. Valiaus Ąžuolo atsukta nugara, nekilnojamo turto mokestis ir Remigijaus Žemaitaičio bei prezidento susitaikymas. Valentina pakomentavo: šauniai parodė Kasčiūnui jo vietą. Iš tiesų, Kasčiūnas bandė pasiderti iš Valiaus Ąžuolo pavardės, bet labai greitai buvo nusodintas į savo vietą. Pirmoji vieta. Šią savaitę kėlėm vaizdo įrašą. Naujienos dėl nekilnojamo turto mokesčio. Pasirodo, jo įvedimas bus mums nuolaida. Tautvydas pakomentavo: visi pakilkime nuo sofų ir į protestą. Tikrai, pakilkime ir prisiminkime. Protestas prieš nekilnojamo turto mokesčio įvedimą balandžio 27 dieną. O koks savaitės įvykis jums labiausiai įsiminė? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Gražios ateinančios savaitės. Iki.